sapnavau, tai yra ne naktį, o kokią 8, gal 9 valandą ryto. Bet kad miegodamas dar, tai tikrai. Tai va sėdžiu sau, Lietuva, saulė šviečia, viskas gerai. Kaip sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonos, kad pravirkt gali, rasatena laša nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili, ir pjauna širdį tarsi domina, ir pjauna vandenys liūdnai, ir dulkės vieškeliuos dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Viskas gerai. Taip ir valgau vyšnias. Pilna burna valgau, taip sakant. Tikrai žinau, kad tai prinokusios vyšnios. Net spalvas sapnuoju ryškiai ir stebiuosi, kodėl jos be jokio skonio. Miegodamas jaučiu, kad burna pilna kauliukų. Jie ten gromuliuojasi, atrajojasi ir visaip kitaip vartaliojasi, o malonumo, kai supranti, jog visas gėris jau susivalgė ir liko tik kauliukai ir laikas juos išspjaut. Jokio. Giliai mąstau sapnuodamas. Toliau. Kauliukų nespjaunu, kad nepameščiau minties. Ir staiga susideda visi galai. Juk ne Amerikoje esu. Tai ten vyšnios be kauliukų ir pilna burna žiemą, vasarą, tad ko aš čia stebiuosi? Pramerkiu dešinę akį, mat kairė užtinusi, neprasimerkia savaime pati. Ir galvoju, vyšnios be kauliukų Amerikoje, kauliukai be vyšnių Lietuvoje. Ir tik pirštais pramerkęs antrą akį matau, kiek daug bendro